Sveiki, mėly draugai. Šiandien aš jums sakau labą dieną iš Serbijos, iš miesto Novi Sad. Patraukia galvą ir dung. Kur rankos? Neaišku. Ir tu nelabai tiesiog supranti, kur randės, kas vyksta. Bet kai tu gauni kepinį, tu viską supranti, tu viską jauti. Bet padarysi tu nieko negali. Bet į galvą, kas privertė tave sėsti ant užpakalio, tas tikrai jau drąsos nedadoda. Bet mes nematom tų tokių jo drąsių atakų į priekį, kaip buvo kovos pradžioje. Matom, kad jisai jau pats pažiūrėk kaip spaudžiasi. O tai yra psichologinis. Na, kas yra smagiausia, būnant kitoje šalyje, atsigerti lietuviško gerno. Turbūt gazoto vandens. Labai skanu. Sergej Maslaboje! BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Sveiki, mėly draugai. Šiandien aš jums sakau labą dieną iš Serbijos, iš miesto Novi Sad. Čia mes esame stovykloje ir taip aš užsiimu jau sportu, pilnu tempu, grįžinėju į formą, bandau atsigauti ir tai būtinai padarysiu, nes šiais metais vis planuoju pats sudalyvauti ir padžiuginti jūs savo pasirodymu, bet darbai yra darbai ir tarp treniruočių turiu kelias valandas laisvas, kurias aš skirsiu jums ir dar vienai apžvalgai. Bandymą buvau padaręs aplodinti šią kelias kovas, boksų kovas, pastaruoju metu, kur vyko labai populiarias, į bandomą į tokį YouTube kanalą ir copyrightas vienintelės šitos kovos neužblokavo. Todėl apžvelgsime labai įdomią kovą tarp Ryan Garcia ir Gervonta Davis. Ir labai tikiuosi, kad jos neužblokos YouTube copyrightas. Pats aš boksų pastaruoju metu nebelabai domiuosi. Esu pasinėręs į skirtingas veiklas, bet pačią techniką, pačią taktiką ir tai, kas nuskambėjo per visą pasaulį, bus labai įdomu apžvelgti. Ryan Garcia, kiek aš žinau, yra augantis talentas, kuris prieš tai ėjo labai ryžtingai, pergalę po pergalės skinantis ir labai daug žadantis perspektyvus kovotojas buvo. Bet kaip jiems seksis šitoj kovoj parodyti save, čia yra klaustukas, nes mes žinom, kad per visą pasaulį nuskambėjo ta jo klaida, apie kurią aš dažnai pats kalbu, vesdamas treniruotės. Kaip tu treniruojas, taip tu ir dalyvauji. Kaip tu treniruoji savo kombinacijas, taip valingai ar nevalingai jau būna, ypatingai kai šiek tiek pavargsti, jas atkartoji ir kovoje. Ir čia, jeigu priešininkai ją žino, tą klaidelę, jie būtinai pasinaudos. Todėl, chebra, atsigeriam vandenuko, nes man po treniruotės labai džiūna burna. Kas yra smagiausia, būnant kitoje šalyje, atsigerti lietuviško gerno. Būti gazoto vandens. Labai skanu. Vos ne visą lagaminą su savimi atsivežėm lietuviško vandens. Gerai, važiuojam prie kovos. Taip, 28 metai prieš 24. Garcia šiek tiek yra aukštesnis. Sveria jie praktiškai vienodai ir aišku, kai aukštesnis kovotojas, tai ir ryčas, tai reiškia, jo pasiekiamumas ranko yra lygiai taip pat didesnis. Todėl tolima distancija jo yra privilegija. Jaunas labai kovotojas. Taip pat šiek tiek stebėjęs jo istorijos socialiniuose tinkluose, kai jisai dalinosi tom, kad atrodo labai perspektyvus buvo, augo labai stipriai, staigiai, skynė pergalę po pergalės, labai daug dėmesio gavo ir nebežinojo, ką su to dėmesiu daryti. Pinigų gavo ir dėmesio gavo. Ir prasidėjo pas jį realiai depresija. Depresija labai sunkiai jisai tvardėsi su savo mentalinė sveikata. Netgi buvo galvos apie savižudybę. Atrodo, kam, kodėl, viskasgi gyvenime sekasi, viskas eina tą linkme, kur tu nori, kur tu siekiai, bet ne veltui yra sakoma, be careful what you wish for. Ne? Kai tu visą tai gauni daug ir iš karto,
ne visi moka su to susitvardyti. Šiaip matome, kaip čempionas išeina į kovą. Trijų divizionų pasaulio čempionas. Jekis nenori čia pažiūrėti. Susibegalvoja tik apie kovą. Na, pažiūrėsim, ką jis parodys. Yra žemesnis. Ir mes matome, kaip juda labai iš šonus. Iš šonus čempionas Ryan Garcia stengiasi iš tolimos distancijos. Matot, tik jisai bando prieiti, Davisas parodyti, kad nori prieiti. Ryan Garcia iš karto bando išlaikyti distanciją žingsniuodamas atgal. Štai artima distancija, daug smūgių ir iš karto klinčas. Ryan Garcia, kaip matote, yra agresyvus ir labai sprokstantis kovotojas. Atrodo, fiziškai jis nėra taip stipriai sudėtas, ne? Bet sprokstama jėga yra pas jį labai galinga. Ne veltui jisai skaitomas yra to didžiuliu talentu. Bet vat, mes matome netgi, kai dabar netgi jisai prispaudžia prie ringo virvių savo priešininką, jisai muša tą šonį, keldamas savo tą smakrą. Labai pavojingai. Smakras visą laiką turi spaustis prie krūtinės. Kas bebūtų. Prie krūtinės atstatoma kakta yra kiečiausia žmogaus kūno vieta, o ne pati fragile, ne? Labiausiai pažeidžiama vieta, tai yra smakra. Kol kas nelabai pataiko. Čia pagavo. Čia labai gražiai pagavo. Matote, išlaiko distanciją, atrodo dabar, nors Garcia pradėjo agresyviai pulti į priekį. Labai gerai čempas išlaiko ramų, šaltą protą, išlaiko distanciją ir laukia savo momento, tai yra taimingas, puikus taimingas, kai jisai kontratakuoja būtent tuo momentu, kada reikia. Ir pakrita savo priešininką. Ir labai yra svarbus būtent šitas judėjimas. Kai aukštesnis kovotojas bando tave prispausti, pažiūrint dar pakartojimą, patraukia galvą ir dung. Kur rankos? Neaišku. Ne ten, kur turi būti. Visi žino, kad kai tu eini į vidų, ypatingai nori jau gaudyti žmogų, tai kita ranka būtinai turi saugoti tavo galvą. Ir mes matom, kad protingai labai dirba Davisas, jisai nepuola į priekį, jisai taip pat po biškį eina artėja prie savo priešininko ir po truputėlį tikrina priekinę savo ranką ir tik tada, kai mato, kad tikrai jo priešininkas nepajudės, puola stipriai smūgis į priekį. Išlaiko distanciją, matot? Atrodo, čia yra kaip tik distancija Garcijos, kai jis turi daug šokinėti ant pirštų galiukų ir iš tolimos distancijos pulti smūgiais į priekį. Jisai šaudo, ką Davisas daro, visą tai mato, visą tai kontroliuoja ir tiesiog traukia galvą į šoną arba atgal ir prametinėja savo priešininką. Ypatingai po to, kai jau esi praleidęs kontrataką į galvą, kas privertė tave sėsti ant užpakalio, tas tikrai jau drąsos nedadoda sekančiom ateinančiom atakom. Tas jau tave prilėtina ir verčia susimastyti. Tai būtent todėl turbūt Garcia jau taip drąsiai ir nešoka į priekį, nes supranta, kad gali būti vėl pagautas, ką čempas ir daro.
O, patikrina priekinę ranką, stovi vietoj ir tada bum pareina galinė ranka. Jau su žingsniuku į priekį, kad pasiektų. Mes visi žinom, kad galinė ranka, nors jinai atrodo galėra, bet jinai toliau pasiekia negu priekinė. Nu, gražiai, susmugiuoja ir iš karto išjuda. Mes matom jau Garcia bėga kraujas iš nosies, tie smūgiai jaučiasi, tikrai jaučiasi, pats su profesionaliais boksininkais dirbęs ne kartą, su pasaulio čempionais taip pat ir žinau, kad tie smūgiai rankų yra, na, šiek tiek, galim sakyti, kitokie negu kickbokse. Nes visas kūnas yra paruoštas visai kitam kūno judesiui ir tas sprogstamoji jėga nuo galinės kojos įstatymų yra labai galingi. Ir mes matom, kad Garcia vėlgi jau nebe toks drąsus yra. Jisai prieina, bet jau daugiau laukia ir labai po kiekvieno atakos jau bėga. Na, nors atrodo, nors bando spausti, bet mes nematom tų tokių jo drąsių atakų į priekį, kaip buvo kovos pradžioje. O, matom, kad jisai jau pats bando, pažiūrėkit, kaip spaudžiasi. O tai yra psichologinė problema. Kai tu nebepasitikį savim, nebesik toks... tam state of mind, kai tu žinai, kad tu kontroliuoji kovą, kad tu jau gali daryti, ką tu nori, va, nuo kiekvieno smūgio jau atrodo traukas, tik praeina arti, jau va, nugarą atsuka ir, kaip, žinot, kaip aš jau buvau nekartą sakęs, kaip vaikiškas, kaip pas vaikų instinktas. Aš tavęs nematau ir tu manęs reiškia nematai, bet taip dėja nėra. Kai tu žmogaus nematai, tai dar pablogina labiau situaciją, nors psichologiškai atrodo tuo metu lengviau, bet patikėk manim, bum, gali pareiti dar skaudesnį smūgį tau. Nu, matau, pas Deivisą labai stabilų darbą, daro nieko neišradinėja, jokio dviračio, daro lygiai tą patį darbą. Išlaiko distanciją, bum, smūgis į inkstus jau eina, į šonkaulius. Jisai juda, išlaiko tą saugią savo distanciją, kai iš tolimos distancijos, labai iš tolimos jau puola tave priešininkas, tu gali matyti jo smūgius, tu gali sureaguoti, pasislinkti, pramesti, permušti. Kai esi labai arti, tų smūgių nespėsi sureaguoti. Ant kiek tu geras ir kietas bebūtum, bet vis tiek tu lieki žmogum. Todėl jisai labai protingai daro, išlaikydamas tą distanciją, tada patikrindamas, užmigdydamas tais priekiniais smūgiais savo priešininką ir jau bum, eidamas į priekį, užmigdęs ir sustabdęs vietoj Ryan Garcia. Todėl Deivisas dirba labai teisingą darbą. Ir matot, jisai priverčia Garcia labai daug nepataikyti, labai daug prameta Garcia. O tie pramesti smūgiai jį labai vargina. Ir mažina tavo pasitikėjimą savimi. Atrodo, nu kiek galima, atrodo, tiek metų ir vis kažkur tai. Ir mes matom, vėl, ištampo ir į priekį jau Deivisas šoka su savo smūgiais. Ir vėl išlaiko distanciją, tik Garcia prieina į jo distanciją, kuris žino, kad jis jį pasieks, tada pareina smūgiai. Va, labai graži kontrataka. Deivisas šypsosi, bando išprovokuoti, sunervinti savo priešininką, priversti jį jaustis beviltišku. Va, nervuotis, eiti stipriais smūgiais ir vėl prametė ir vėl tą patį daro. Labai stabiliai, labai lengvai. O, čia dabar šiek tiek prilaiko jį, ko negalima daryti. Labai švarus ir puikus darbas iš Gervonta Deiviso. O, čia labai gražiai pataikė. Bum. Bet labai geras smūgis iš dešinės čia virš smilkinio, kuris gali tave wobbling, kaip pasakyti, priversti tave sviruoti, jo, jau šiek tiek balansą pamesti, bet, kaip jūs matėt,
buvo išėjęs Deivisas į šoną, todėl įstatyti tą smūgį buvo be galo sunku. Tam, kad būtų smūgis gautų visą savo potencialą, jo, tu turi stovėti įsirėmęs ir visų kūno į priekį. Kai tau reikia užsukti į šoną kažkur tai gaudyti, tai praranda, minimum 50% savo jėgos tas smūgis. Garcia pradeda po biškį spausti, bet ar pakaks jam viso šito? Va. Ir čia jau reikia dirbti. Nebepalėsti savo priešinko taip. Veltui. Aš net nepastebėjau, čia buvo kepinis. Viskas. Baigės kova. Kepinis buvo? Ar kas buvo? Aš net nepastebėjau iš tikrųjų. Bum, jo, kepinis. Oi. Žiūrėkit, ir tik tais pauzė ir tada tas skausmas pareina. O tas, kai skausmas pareina, Jėzus Marija, tai yra baisiausias dalykas. Žinot, kai praleidžia žmogus smūgį į galvą, jisai toks zvimbesys ir tu atrodo lik sapne. Nėra nei skausmo, nėra nei kažko. Tu toks kažkur tai kosmose, kažkur tai vandenyje atrodo plaukia, atrodo toks sapnas kažkoks, dar kažkas. Ir tu nelabai tiesiog supranti, kur randės, kas vyksta, bet kai tu gauni kepenis, tu viską supranti, tu viską jauti, bet padaryti su to nieko negali. O čia yra baisiausias dalykas, kad tu padaryti su to nieko negali. Atrodo, siela iš tavęs išeina, čia yra baisiausias smūgis. Aš pats esu gavęs ne vieną tokį smūgį iš mūsų Klaipėdos bokso pažybos Mindaugo Kulikausko, kai aš tik pradėjau sportuoti, atsimenu, jisai ateidavo jau vyras, būdamas jau patyręs boksininkas, profesionalių kovų turėjęs ir kairiarankis beje. Ir kaip jis kišdavo tą savo kairę ranką mums į kepenis vaikam, o Jėzus Marija, kentėdavom visi, bet paskui užaugęs pradėjau kišti ir aš tą ranką kitiems. Linkėjimai nuo Mindaugo buvo. Jo, atrodo, dar bandė, žiūrėkit, kontratakuoti, dar smūgiavo ir viskas, prisėda. Ir jau prisėda ir neaišku, ar jisai, žiūrėkit, tiesiai į kepenis. Ir neaišku, ar jisai galėjo atsistoti, gal ar negalėjo, gal jisai galėjo tęsti, bet ar nebūtų tai paskiau dar baisesnė trauma, dar baisesnis smūgiai. Klaustukas. Gal jisai suprato, kad jisai nėra pakankamai dar pasiruošęs šitai kovai prieš šitą priešininką ir todėl nusprendė netęsti kovos. Na, bet kaip manau, kad sveikata sportininkų pinigai yra pinigais, šlovė šlove, bet sveikata yra pirmoji vietoje. Ir jeigu yra galimybė geriau atsisėsti nuo smūgio per kepenis, negu paskiau atsistoti ir gauti per skrybelę labai daug smūgių, kurie gali tave labai stipriai sužaloti, geriau yra labai teisingas taktiškas pasirinkimas. Geriau netęsti kovos, nes plus 24 metai, aš manau, kad viskas dar yra prieš akį. Plius, jeigu tu gali matyti, kad jau nežinau, kelintas čia buvo raundas, bet kad negalėjo jisai perlaužti tos gynybos, to rakto, kaip prieiti prie savo priešininko, kaip jį palaužti, kaip jį apžaisti, peržaisti. Jeigu jau nesigauna, tai taip, čia buvo labai protingas sprendimas atsisėsti ir nebesistoti. Bet galiu pasakyti taip, kad pirmas knockdownas buvo game changeris šitoje kovoje. Būtent tas šoninis. Ir ne vienas video buvo paskiau internete sukasi, kai jisai atidirbinėja į letinas, būtent tas smūgį bam bam ir šoninį bak sproginėja, ranka čia, smakras pakeltas. Film study. Ryan Garcia clipped with the same bad habit left hook he practiced in training. He got clipped with the same exact punch in the actual fight in the second round against Gervonta Tank Davis. Practice bad habits makes perfect bad habits and display in the ring. Ir būtent ant šito smūgio jį ir pagavo Davisas. Na, lieka sulaukti tik tais pakelimo rankos.
su koji ir sveikinam. Na, aš labai tikiuosi, kad jums patiko šiaip žvalga, kad šiek tiek praskaidrinom vandenį su bokso kova ir labai tikiuosi, kad visgi praleis copyrightas į savo kanalą įdėti šią kovą. Hebra, ačiū Jums labai, kad esate kartu, kad stebite, kad dalinatės, nepamirškite palikti komentaro, Jūsų nuomonę apie šią kovą, parašykite, kokias kovas ateityje norit pamatyti. Aš patikrinsiu būtinai, ar leis mums YouTube'as jas nagrinėti ar ne. Jeigu leis, tai būtinai tai padarysiu. Na, taip pat atskiras ačiū, kaip visada, mano Contribui ir Patreon platformų rėmėjams. Hebra, Jūsų dėka aš tęsiu šitą darbą. Visiems šilti linkėjimai iš Serbijos, iš karštos Serbijos, šiuo metu čia 35 turbūt laipsniai, jeigu ne virš. Iki sekančio karto.